Spėkit, kur mes esam. Prie televizijos bokšto. Čia yra 7 pagal dydį pietryčių Azijoje televizijos bokštas. 421 metras ir mes jį kilsam. Čia atvyksta daug mašinų, daug judėjimo, taksi išmeta štai čia. Matau, ir kariškiai stovi, o viduje atrodo kaip koks įėjimas į molą. Pats bokštas, kiek skaičiau, yra pagal islamo architektūros principus pastatytas. Nu ir aukštas. Jo, bilietus iš anksto nusipirkti reikėjo. Nepamenu, kainą parašysiu, bet nedaug. O dabar kažkaip reikia užsikabaroti. O, pažiūrėk, čia miniatiūra yra. Tempo, nešti. O, nedidukas. Lipam, netingim. Rodyk maketą žmonių. O, ir matai, tenai yra islamo raštai. Bet šiaip gana neseniai jis pastatytas. 96 metais baigtos statybos. Tik tai. Tai jam yra net 30 metų nėra. Oho. Kaip gražu. Šiaip pats bokštas yra apsuptas atogražų miško, tai čia nacionalinis yra rezervatas ir turėtų iš viršaus matytis ir žaluma, ir dangoraižiai, toks kontrastas, o ten, pažiūrėkit, yra bankas ir jo logotipas kažkodėl yra kupranugarius, kuris rodo liežuvį, tai toks nerimta banko reklama atrodo. Gali ir pizzos užsisakyti? No? No? One? Reservation there on the right hand side, yeah? Okay. The left side. Tai mes kilsime Observation Deck, jis yra apie 270 metrų aukštyje. Ai, čia tai. Kaip televizijos bokštai, karoči. Čia mes tik per stiklą matysim, o aš galvojau, čia bus atvira. Aš irgi biškį apsigavau. Tai kokį mes šią fotkę nepasidarysim? Bet gražu. Jo. Tai va, tai į lauką čia neišeisi šitam levelyje. Bet turbūt ir tam aukštesniam. Ne, į kažkurį išeisi. O, pažiūrėkite debesis. Wow. Gražu. Va, matosi patronas šitie bokštai. O yra įdomu Lietuvos. O, net Kyjivo yra. Kyjivo, va, 385 metų. O, kiek televizijos bokštas yra? 250, kažkas panašu. Tai einam į tą pusę. Bet nebus Lietuvos. Kazakstanas. Va, Ryga, žiūrėk, Ryga. O, braliukai, 368. Geras. Bet va, Lietuvos nėra, Berlynas. Tasai vaikas toksai, sako kažkas, sakau, ką? Sako, jo, are vlogger? Sakau, jas, toksai, palingavo, toksai gal. Ir ne. Padarė įspūdį. I have 1 million subscribers. More like 300. He doesn't know. Nu va. Aišku, šešėliuota čia, spalvos, nu, tau švietimas keistas. Bet kadangi čia visur stiklai, tai nelabai čia prisifotkinsi. Žodžiu, ne į tą nusipirkau šiaip
Bilietą turbūt reikėjo Skydecką pirkti. Pabandysim kitą kartą. Bet galim, nežinau, lauke pabandyti foto pasidaryti, ten visai gražus vaizdas ir šiaip lauke. Jo, tai O, žodžiu. žiūrėk, užsidegė šitas bokštas. Tai žodžiu, tai kaip vertini? Šiaip gerai, nu tikrai labai viskas civilizuotai, moderniai. Nu, aišku, gal buvo naivu tikėtis, kad ten bus atviras tas denis viršuje, nes net, nu, Lietuvoje viskas uždaryta. Tai ne, tai yra atviras, man atrodo. Atviras. Reikės pagūglinti. Gal yra kokia apžvalgos Bet man atrodo, aikštelė? yra atviras, tai Skydeckas turėtų Nu, būti. tai va, ten va turėtų Man būti atrodo, aš gražu ne ten tiesiog užsakiau nusifotkint. bilietus, tai Mes užsakėm paprasčiausią variantą. vanka, žodžiu, nu, pusę velnio. Bet va, čia Pažiūrėsim. galim parodyti, va, čia galim išeiti, čia užtat matosi Irgi džiunglės. faina. Lyja, lietų? Ne, lyja. Ne, tiesiog labai drėgna. Tai va, paaiškino moteris, kurią sutikom, prašė, kad bilietus padėtumėm nupirkti, nes kešą tik turėjo, bet žodžiu. Bet jis žinojo, kad taip. geriau eiti į tą Skydecką. Turėtų Jo. būti atvira. Ten Skydeckas atvira turėtų būti, o Observation Desk sakė not worth it. Nu tai ką ir sužinojau, kad not worth it, nu varėsi tenai ir sumokės. Ten, nežinau kiek, ten 15 ar kiek ten eurų. Nu mes ir vėl Ragausi durieno. nenoriu. Nenori? Žodžiu, mes Nevilioja ir vėl kvapas. Delana Lor gatvėje. Veiksmas vėl vyksta, pilnas žmonių. Einam kažko ieškot pavalgyti. Nusprendėm keliauti į vietnamiečių restoraną, Va čia. išklydus iš gatvės tos. Einam, prisėsim. Va. Tikra vietnamietiška aplinka. Nu, tikrai kaip Hanoj kokiam. Ką laukiu miestelio. Taip. Galėsim pafilmuoti rytoj tavo universitetą. Tai šiaip jie taip prie restoranų yra išpešiantis į sienas, taip įdomiau. O čia vietnamietės akis išdidino kaip manga ir panašiai. Tas sienų menas nėra atliktas profesionalių menininkų, toks labiau mėgėjiškas, tai čia prie visų restoranų galima surasti. Mačiau ir prie mano universiteto pilna tokių vaizdelių, kur restoranas ir šalia jo esanti siena yra išpiešta restorano kasdienybės vaizdais. Žmonės sako, neikite restoranus, kur nėra žmonių. Nes restorane vieni. Gal primišę vakarų klientų. Gal. Nežinau, nu keista, čia prie pat šurmuliuojanti gatvė pilna ir čia buvo visiškai tuščia, bet, nu, šiaip nežinau, meniu atrodė gerai. Nu įdomus, nu toks ir pažiūrėsim, kaip maistas. Nu, pirmasis patiekalas, va toks va. Aš paragausiu, kol Julija nemato ir išėjus yra. Skanu. Labai. Aš užsisakiau mokų pomidorų padažę, man vietname labai patiko. Kaip paruoštas kofu. Iškaišku čia kitaip atrodo. Geras, ne? Karšta, bet geras man. O saldžiarūgštis padažas. Mano va toks va patiekalas. Nu gerai. Garuoja. Garuoja net, nu. Skanaus. Žodžiu, pavalgėm gan sočiai, sakyčiau. Oi, tik man tai pilvas, jo. pilvas. Spring rollsai biški tokie nepatiko, nes tiesiog tofu idėja. Kažkokie sausi ir kadangi buvo švieži, tai nepatiko tas apvalkalas jų. Nu žodžiu, visai nice, mokėjom už viską apie 13 eurų, nu 79 ringitas. Žodžiu. Vat einam paieškot dar kažko pasiimti namo. O, skaičiukai. Bet su antkakliu žiūrėk. O, miau, miau. Čia tokie maži. Mažo smulkaus sudėjimo.
Nenori va šitų? Ne. Tai vieną. One. Pasiimsiu durieną ir apsmardinsiu visą viešbutį. Neįleistas, juokauji. Paslėpęs, neįnešiu. Tu čia jo nepaslėpsi, taip lengvoji. Tai galim mango sticky rice? Okay. Thank you. Thank you. Mango sticky rice'as kainavo 3 eurus. Na tai, naujas rytas, nauja diena. Žiūrėkit, kiek daiktų. Va, čia mūsų šmutkės. Per daug. Per daug. Kaip visala. Išsikraustom į kitą viešbutį, o dabar važiuojame į Julijos universitetą, kad pravestų mum ekskursiją. Nu, atvarėm Dėsim turą. į universitetą. Hello. I'm here for Miss Join. Sorry? I'm here for Miss Join. Yeah, sure. Yeah. Take a seat for a moment, yeah? Okay. Tai mes su Tomu keliaujam apsižiūrėti po mano būsimą akademiją. Beveik visose aukštuose, ką jau pastebėjau, tai eksponuojami studentų ir absolventų darbai. Jie šiaip labai reklamuoja savo žmonių visus pasiekimus. Žaistum tokius žaidimus? Ok. Wow. Čia šiaip jie labai stiprus yra žaidimų kūrime. Pixar. Tu tas per vidurį. Thank you. Okay, atrodo moderniai. Our computer can be a person. Our computer consists of software very suitable for all the students to use, especially digital animation, illustration, or visual effect. But all students can utilize the computer lab at this moment. Nice. Darbai. Digital animation. Čia va su visais kaulais. Taip, nuo skeleto iki pilno. Voldemortas. Žiūrėk, čia Snape'as yra. Mhm. Ir Nice. tas aktorius Javier Bardem, ar kaip jis. Čia turi būti dailės studijos. Aš jau jaučiu aliejinių dažų kvapą. But they are updating on and off. They will be updating with different. Oh, wow. Čia va jau visos dirbtuvės. This is for fine arts students? Fine. Pažiūrėk, kokia dydžio But paveikslą. usually you utilize for more fundamental hands-on drawing. Man tai kvepia. Terpentinas ir aliejus. O, pažiūrėk. Gražus. Wow. Čia jau tavo. Niš. Žiūrėk, čia kaip ir Rick and Morty grafika. This is a black and white section, and this is the color section. Matai, kokia transformacija. Nu. Šeimos studija. For different majors, illustration, animation, digital media design, aromatic graphic design, interior design, fine arts and fashion. Matai, kaip galima evoliucionuoti. Aš irgi norėčiau tokį uniformą. Wow. Nuo tokio iki tokio. Nu, viskas įmanoma Tom. This is for drawing class, right? For more hands-on figure drawing, figure fundamental, human portrait, portrait drawing, salad drawing. They will move up to level 16. Šitas universitetas turi dabar beveik 3000 studentų ir iš viso
tokius aukštus. Čia yra dangoraižiai. O, einam. 2 floors and Okay. 4 staircase. Einam į viršų. Ant stogo, Tomai. Labai ant univero stogo. Ne. Tomas jau skuba savo kroksus. Šliop, šliop, šliop. Okay. Musileis. This is the new floor for students activity on land. O, O, wow. visas parkas viršai. Can see the overview of Bangla Subway, like here. Oh, Very wow. nice. We have accommodation on the opposite. It's actually residence. I can take photos if you want. Okay. Nice. Galim pasidaryti foto, kai. Nu. Čia va, rooftop Wow. garden. Kaip karšta. O, visas senvai matas. Šiš. Nu, Tomai. Matosi bokštas ten toli, va tas. Va. Aha, tas aukščiausias ir Kel Towers. Laukia ponas gėrimų. Nu, kaip tau įspūdis? Manau, visai geras universitetas. Daug visko turi, modernus. Nu, tikrai atrodo, kad priemonių netrūks. Ne? Ne. Tai manau visai čia gerai. Dar gavai privatų turą. Taip, parodė man. Tai kas aš paprastas pilietis, kuris net nestudijuoja čia, tai kas čia. Patenkintas. Taip. Man labiausiai patiko piešimo ir tapybos dirbtuvės. Gal dėl to, kad labiausiai man knietis mano rankom užsiimti, o paskui tik vėliau visokiais kompiuteriniais dalykais, kai išmoksiu visų tų perspektyvų, žmogaus anatomijų ir visa kita. Bet tikiuosi, kad čia bus toksai miksas, kad galėčiau tobulinti save ir toj skaitmeniniai srity ir toj fiziniai rankų piešimo ir krapštimo. Okay. Žiūrėkit, atnešė po nuliui kombo už kiek? Už 3 eurus? Nu, 4 kažkas tokio, manau. 16 ringitų, tai maždaug 3,5 euro. Štai toks bliūdas sriubos, jautiena. Thank you. O man sriubytė. Va, Tomai. Nu, atvykome į naujus apartamentus savo. Man taip atrodo. Einam pažiūrėti, kas viduj. S06. Vo, tai čia studija toksai apartamentas. Nėra pats didžiausias. Nėra pats Bet didžiausias. užteks. Vaizdelis pro langą. Ką žinau, visai nieko, eisim pažiūrėti, ko ten turi ant viršaus. Turėtų baseinas būti. Nu ir toks tualetas. Irgi 200 eurų kažkur 10 dienų. Nice. Einam pažiūrėti viršų. Čia yra instrukcija, su kuo neplaukioti, kaip reikia rengtis. Galima 2 dalių bikini, bet jokių stringų, pavyzdžiui, negalima. Teniso suknelės negalima maudytis. Žinau, kas su teniso suknelė maudyti. Čia dėl visokių turbūt durnų turistų. O, su pampersais negalima. Deja. O, Žiūrėk, čia visas parkas. Net 2 dušai yra. Jaučiuos kaip lauke. ok, nice. Čia galima chillinti.
Nice. Oho. Čia po mumis. Nu, čia pliusiukas, toksai pliusiukas. O tu įsijungiai mikrofoną? Jo. Oho. Nu, baseinas čia įspūdingesnis. Outdoor gym net yra. Ir Oho, čia kokie galima šezlongai. Čia galėsiu skaityti savo knygas. Nu. Baseinas toks didžiulis, sakyčiau. Geras. O kaip čia vėsu. Va, yra man jogos kampelis. Labai gerai. Tik tai kilimai atrodo nelabai švarius, tai reikės nusipirkti. Realiai visa miesto panorama atsiveria ten. Didieji KL dangoraižiai matosi ir visa kita. Nors esam, nežinau, už kokių 20 kilometrų. Gerai, paskutinė terasa 30 aukšte. O, kažkas nauja. Ar mes čia ant stogo? O. Koks vaizdas. Man atrodo, mums reikia nusifotkinti su tam. Okay. O čia žiūrėk pavėsis. Geras spotas. Va, visas KL. Nice. Nu ir ką, čia galima apeiti, vat, aplink visą perimetrą, va tokia ir terasa. Čia šitie stulpai turbūt va apšvietimas, ne? Galvojau, tik tai baseinas ant stogo bus, bet nėra. Ai, bet tas irgi, žinok, įspūdingai Jo, geras atrodo. tas irgi. Oi, tu kaip karšta. Gerai. Nu, nauja diena, naujas rytas. Naujas persikraustimas su visom 100 litrų kuprinėm ant pečių, labai smagu. Vo. Žodžiu, savaitę praėjo, prasirgom visokiam ligom, kuo tik įmanoma, tai dabar... Nu dabar aš, pavyzdžiui, su megztiniu nesaugausi kondicionierių. Ja, labai greit galima susirgti. Tai žodžiu, pasveikom, o dabar persikraustysim ir einam į Haskių kavinę. Pažiūrėti šunų. Šunų, kurių gatvėse nėra, tai bent kaviniai bus. Ja, bent Čia jau labai kavinėj. retas eksponatas, bent jau KL yra šunys. Mėlynakiai haskiai. Nu, einam pažiūrėti. Šitą man. Ring and be patient. Ring and be patient. Kiek cute mezginukai. Žiūrėk, yra raktų pakabučiai su haskiais. Parodyk čia su vardai. Va, jie čia. Labas. Ponuliai. Čia gali Kiek gėrimą kainuoja? išsirinkti. Ką? Gali gėrimą išsirinkti. Okei. Čia eina į kainą? Penkijo? Tai kiek smakiai? 130 ringidų. Taip. And the drink is included, right? Okay. So for how long do we have? 1 hour? Okay. Valandą su haskiukais galėsim. Can we pet them? Can. Okay. So your bags you can place over there. Oh my god. Hello. Labas. Labukas. Ko pyksta? Okay. O Jėzau, kiek čia jų daug. Tokie smirdaliai, sakyčiau. Ne? Kodėl? Oho, koks su. Hello. Tavo šikna uosto. užpuolė. Hi. The toilet and the O salmon. Dieve. O Salmon Jėzau. Okay. and the rest are woolly husks. So this one is heavy, the leader of the pack. Oh my god. Oh, the leader, right? The leader. Oh.
Is it here rašyk? Ten sakė, yra lyderė. Galiu ten nufilmuoti. O, Toma, kaip jautiesi? Šitas pavydi kažko. Ko pyksta? Ko pyksta? Sakė, neleis tau laižyti veido. O, Tokie visi iščiustyti. nu gražus kailiai, Nu. tokie švelnūs. Sakyk labas, Stefi, jai 11 metų. Šiam draugiškai vis. That one is Jin. Jin is the friendliest one. Okay. 7 years old. O, tėvas atėjo. Visi subėga. And how much do they weight, you know, in kilograms? So the two big ones, they Yeah. one is weight 55 kilos, and okay. the other one is weight 50 kilos. Oh. The others here are around 20 kilos like that. The girls, right? The They're girls and boys, we got 6 boys, 5 girls. Sakė, 50 sveria. Didžiuliai. Oho. Kaip žmogus. Nu, kaip aš. Beveik. Neturiu daugiau rankų. Dar su kojom. Du pilvukus. Į vidų. Prižadė. Sėskit. Nu va. Oho. Oho. Liobas, liobas. Family photo. Čia mes tiek šunų turim, čia visi mūsų šunys. Galim matui nusiųsti. Metas arbatėliai. Eina į kainą gėrimas. Štai gavau karštos arbatos. Skanaus man. Taip, tai sakyčiau, šita kavinė visai gera. Jos labai prižiūri haskius. Ir, nu, savininkas juos, tiesiog savininkas vienas turi, ne? Jo, tai vienas. Dresuotojas. Ja, dresuotojas. Tai labai tvarkingai, kad savaitę juos prausia, šukuoja. 3 valandas vieną šunį net užtrunka iššukuoti. Tai tikrai tvarkingai. Tai vis tiek šitą kavinę į antrą vietą, sakyčiau, dedu. Nes pirma vieta, sakyčiau, Hočiminė, kur buvo kavinė šunų, nes tenai juos gelbė ir ieško jam namų. Ten prie glaudinukai buvo. Ja, tai va, tai, bet tikrai gera kavinė. Nueinam dabar į molą atsigaivinti, Pabimbinėti. pabimbinėti. 32 kokie laipsniai karščio. Aš galiu patikrinti. Nu, patikrink, kiek laipsnių. Vilniui 9. 32 atspėjai. 32, va, kaip ir sakiau. Jaučiu tiesiog, jaučiu aš tą. Drėgmė šiam 6, tai biški sumažėjęs.
Jo, ir Tai dabar mum čia reikia... pasuk. Kas čia per kelias, važiuok. Atsargiai. Molas Čia tenai. perėjos neegzistuoja. Tiesiog kerti gatvę ir Ja. viskas. Nu, biški sunku su vaikščiojimu čia. Patogiau važiuoti visur. Nu ir dėl karščio, ir dėl infrastruktūros. Ir varysim į Airbnb naują įsikelt. Taip, su mūsų labai faina agentė Kinė. Taip. Jis labai daug spamina žinutėmis, bet užtat padaro Jo. dalykus. Po to papasakosim apie ją biški. Karšta. Jie turi net apgyvendinimą molas ir rezidencijos viename. Jo, prie pat. Tiesiog. Ne prie pat, o tas pats pastatas. Va, ir Le Méridien, šitas viešbutis. Jo, nes aš šitą žiūrėjau rezidencijas irgi esu įsisaugojęs kaip. Norėjai gyventi molę? Taip. Kiekvieno lietuvio svajonė. Tiesiog gyveni Prekybcentre. prekybos centre. Visas nuotykių parkas. Jūs galvojat, Uno parkas tik tai miške ant medžių? Pasirodo, ne. Galima tai padaryti prekybcentrį. Kietai. Bet tai čia Bananai kabo. pažiūrėk, čia neblogas parkas, čia ne Tai vaikam. važiuok. Tai vaikučiai, va. Kur? Tai pažiūrėk, kokios Šokinėja. kliūtis Tai viršuj. taip, tai čia tu turi kaip Uno parke užsikabinti. Čia ir suaugusiam gali. Nu. Eisim. Nu, atsikraustėme, va, į naują butelį. Šiaip faina šitas rezidencijas, labai daug čia vietos. Gyvensim kaip ponai. Ir bus šalia mano univero. Ja. Tai jau pažiūrėkit, koks vaizdas. 19 aukštas, Jo, ne? čia 19. Va, matosi tavo akademija net. Rimtai? Jo. Kur? Tai? O, tiesiai tenai. Čia šitas žalias. Jo, šitas žalias pastatas. Va, tai čia svetainė tokia. Nu va, ir sofa čia normaliau. Ten kokį man norėjo Jo. kušetę kažkokią įkišti. Čia miegamasis. Bet tai tie panoraminiai langai patinka man ir tas aukštas lubas. Vėlia kaip. Ir baldai čia visai atrodo neblogai tikrai. Gražu. Ir O apačioje čia dar- baseinai matosi. O čia va dar yra kambariukas toks. Čia kas nori mūsų aplankyti. Arba jei susipyksim. Arba jei įsidirbs su kompu, va, naktį galės prigulti. Va. Ir baseinai matosi. Nu, tai kiet. Tai va, o dušai tik tai užuolaidos nėra, bet Jo. susitvarkysim. Reikės nepritaškyti per daug. Tai šito, man atrodo, kaina 110 buvo ringedų nakčiai, tai gaunasi apie 20 kokius 3 eurus. O ne 130 su internetu ir Nu, 130 kažkas tokio, jo. Tai, nu, čia dar nuolaidą padarė, nes šiaip jis brangesnis. Tai, žodžiu. Taip, pabūsim dabar savaitėlį ir Taip. tada, kol atsilaisvins mūsų butas ir tada dar žiūrėsim, mums reikės kažko susipirkti ten. Indų visokių. Papasakok visko. apie agentą. Ai, o agentė tai šiaip labai tokia įdomi, jinai labai daug rašinėja ir spamina, bet užtat padeda ir eina prie reikalo ir kažkaip atrodo, kad už mūsų interesus gali pakovoti. Ja. Nes šiaip mes čia ieškom buto, va, ilgalaikiai nuomai, tai žodžiu. Ne Tai, taip jau lengva. tai buvau suradęs porą, apžiūrėjom ir jau galvojom nuomotis. Ir tada šitą agentę pradėjau rašinėti, kad prašau, duokit šansą, aš parodysiu čia jums butą, aš jums duosiu butą, tai žodžiu. Ir ji neturėjo net nuotraukų to butą. Tai sako, galim nuvaryti apžiūrėti. Nu, tai sakau, Julija, varom, apžiūrėsim. Mes taip Tai- aklai nuėjom. Jo, aklai nuėjom ir ten 29 aukšte. Ir buvo gražiausias mūsų Jo, matytas gražiausias butas. butas. Tai va. Jo, tai parodė viską, tai bandysim jį nuomotis. Panašaus išplanavimo kaip šitas, tik tai gal mažiau daiktų. Bet žodžiu, labai gražus. Tai, va, tai bandysim. Gerai, susimatysim. Nu, einam pietauti, čia yra mūsų va, apartamentai iš lauko. Po to turėtumėm gyventi 30 aukšte. Pagal planą, ne? Taip. O čia padivalkė. Žiūrėk, sofkės va. Kas? Padivalkė, sakau, va, sofkės, kėdės, O. veidrodžiai. Galima Prie pat. bus nusipirkti. Dviračiai va. Indai.
Used items, o čia bus galima papigiai nupirkti. Nu, kiek? Second hand parduotuvė. O kiek visko galėsim nusipirkti. Eik, Net nereikės į Ikea važiuoti. Va, žiūrėk, pilna puodų, va, ko mums reikės. O, žiūrėk, reik man iš tokios gerti. Čia, kad Kiek? nedehidratuočiau. Nu, 2 eurai. 3 tai yra. Žiūrėk, net megztinis yra Labai norvegiškas. geras šis šopas. Na, aš tau šitą nupirksiu. Nu. Vėjelį. Kiek tik nori. Geras Tai va, šopas. netyčia suradom. Net nereikės mums čia važinėti niekur daug. Jo, visko Žiūrėk, čia. net maršalo kolonkė. Nu, kiek? 100 eurų. Va, vakuum cleaneriai irgi yra. O, nu tai va. Užsipirksim ir bus ramu. Nu. Atvarėm va į tokią restoraną tailandietišką. Nu, labai viskas gardžiai atrodo. Rodyk vietą. Va tai va. Nu, pavalgysim. Jo, paklausk, ką turime vegetariškai. Šiaip jau noriu mango sticky Mango rice. sticky rice. Aš paimsiu spring rolls. Gerai. Nu ir pirmieji patiekalai. Atrodo labai seksi. Tofu ir vištiena. Man reikia Skanu. painfluencint, aš negaliu valgyti, kad taip gražu. Be ryžių laukiu. Nu, tai va, papietavom skaniai. 20 eurų už viską sumokėjom. Šiaip, labai visi malajai tokie paslaugus yra ir labai rūpinasi viskuo, kad viskas gerai būtų. Jo, gal kiek neįprasta priimti Jo, tiek kiek pagalbos. Ok, einam čia per gatvę. Ja. O dabar, manau, baigsim šitą video ir susitiksim kitą kartą. Nepamirškit paspausti like, mums jūsų parama labai svarbi ir kiekvienas komentaras viską paskaitom, jei galima atsakom. Tai jeigu turit kokių klausimų, tikrai nesigėdykit, rašykit ir ką, susitiksim kitą kartą. Iki.